Labą dieną visiems, kas klausotės ir labas, Miglė. Sveiki visi, labas Dovilė. Ir šiandien mes norim pakalbėti apie miegą, iš tiesų apie miego aplinką, todėl man labai smagu, kad Miglės Aš jau. už nugaros yra visa tikriausia lova ir tikriausia miego aplinka. Tai, Miglė, kiek daug arba mažai tu galvoji apie savo vaikų miegą? Aš? Oi, aš apie vaikų miegą ir miego aplinką galvoju be perstojo jau 5 metai. Jokas jokais, bet tikrai, kadangi turiu vieną stipriai nemiegančią, o antrą taip truputėlį bandantį nemiegoti, tai tikrai man prioritetas čia visą laiką yra numeris 1, nes, nu, nieko naujo nepasakysiu, jeigu vaikai nemiega, tai ir mes nemiegam. Ir turbūt miegas ir dar, va, nu, koks primaitinimas, tai yra tos rytis, kur jau tu išbandai jau viską, ką įmanoma, kad tik, bent kropelytę pagerėja ir jau priemi kaip pergalę. Iš tikrųjų, tikrai taip. Ir ką tu sakai, kad miego aplinka, iš tikrųjų, mes daug apie ją galvojam ir daug įvairiausių korekcijų darom ir bandom įvairiausius dalykus. Ir čia aš truputėlį, taip kaip miego konsultantė, turiu tokią šiek tiek dviprasmišką tokią situaciją. Iš vienos pusės man labai atrodo, kad miego aplinka yra svarbi ir labai būtina apie ją kalbėti, ypač kol kūdikiai yra maži, ir apie saugią miego aplinką ir vėliau, kokia ta miego aplinka padeda miegoti kūdikiams ramiau ir vaikams. Ir tuo pačiu mes labai aiškiai turime suprasti, kad na, miego aplinka tai nėra mm, Viską lemiantis faktorius. taip, kad mes kažką miego aplinkoje pakeitėm ir čia tik tai voila ir visos problemos išsisprendė. Tai dažniausiai yra viena iš sudedamųjų viso didelio miego puzlo detalių, gal taip galima būtų pasakyti. Tikrai svarbi ir tuo pačiu ne viską išsprendžianti. Nes tikrai kartais matau, ypač socialiniai medijoje, na, tokių reelsų, postų, kur sako, pakeitus šitą vieną dalyką, man vaikas taiga pradėjo miegoti tobulai, na, tarp reklamų kažkokiu tokiu, tai Bet žinok, dažniausiai. bet taip, dažniausiai tikrai neužtenka pakeisti pagalves, kad vaikas pradėtų iš visiškai nemiegančio, besikeliančio 10 kartų miegoti Taip, visą naktį. Bet jeigu vaikui galbūt tai yra tas vienintelis dalykas, kurio jam trūko, tada tikrai suveiks. Vat, taip, pavyzdžiui, mano taip, labai nesena patirtis, Adomas, sakau, jis toks yra labai labai neblogas miegotojas. Ir, bet pastaruoju metu jisai kilnojasi gan daug, nors jau nebežinda, jau miega kaip ir lyg ir ok. Ir aš tiesiog, nu, vat suvedžiau, kad atšalo orai, jisai atsikelia, jo apkloti yra neįmanoma ir, nu, jis ateina vėsus, ar ne, arba glaudžiasi, tada ieško žmogaus kontakto, jeigu jau toj pačioj lovai yra, nes jisai vėsus ir jam reikia pasišildyti, bet apsiklot negalima. Ir man tikrai, man užteko jam uždėti pižamą miegmaišį ir jisai vėl pradėjo miegoti ženkliai geriau. Bet čia yra ta sąlyga, kad jis ir prieš tai miegojo neblogai. Jeigu vaikas yra prastas miegotojas, stebuklo tikrai su vienu pirkiniu mes nepadarysim, bet galim bandyti. Žinai, kartais, kai mes bandom, mes ir atrandam, kad kažkoks va, tas elementas, jisai buvo trūkstamas. Galbūt mes nepasieksim tobulo miego, bet mes galbūt pagerinsim miegą tiek savo vaiko, tiek mūsų pačių. Tai gal mes ir pakeliaukim po tuos skirtingus elementus, kurie yra na, svarbus miego aplinkoje. Um, Galvoju, ar pradėti pagal amžių, ar pradėti kažkaip tai nuo elementų. Gal pradėkim nuo vieno tokio bendro universalaus, kuris tinka visiems, net ir suaugusiems. Tai kambario temperatūra ir grynas oras. Kur tikrai, Taip, ypatingai kai turi mažus lėliukus, atrodo labai baisu juos čia susargdinti, peršaldyti, perpūsdinti. Bet man atrodo, kad čia yra toks numeris 1, ką galima padaryti, tai atsidaryti langą prieš vonios laiką, išsivedint kambarį, jeigu yra per šalta miegoti atvirų langų. Nors mes tai maksimaliai, kiek įmanoma, praktikuojam atvirą langą per visą naktį. Ir išsivedinti tą kambarį, kad jis nebūtų prikaitęs, kad jis nebūtų prikvepuotas ir tikrai nebijoti to kažkokio peršalimo, jeigu vaikas aprengtas teisingai,
Tai tikrai vėsesnis kambarys. Kokia yra šiaip rekomenduojama temperatūra miegui, va tokia optimali kambarį? Apskritai optimali ir tiek vaikams, tiek suaugusiems yra apie 18-20 laipsnių, bet vėlgi, Šalta. Nu, bet vėsu. dažnai aš, pavyzdžiui, aš sakysim, mes namuose miegam šiltesniai temperatūrai, mes miegam maždaug 20-22 laipsniai temperatūroje. Bet vėlgi mes turim suprasti, kad kiekviena šeima turi savo tam tikras tradicijas, savo tam tikrą, miegojimo tą temperatūrą. Nes kažkas miega žemesniai temperatūrai, bet galbūt apklotus renkasi sunkesnius ir storesnius. Kažkas miega truputį aukštesnėje temperatūroje, bet apklotai tada yra plonesni. Tai tarsi tas su tuo išsilygina. Todėl mes viską turime taikytis tiek pagal save, pagal savo vaiką ir pagal savo namuose esančią temperatūrą, nes kai kuriuose namuose mes tiesiog ne visada galim ją reguliuoti. Bet grįžtant prie to, ką tu paminėjai ir apie išvėdinimą, tai yra tikrai labai labai svarbus dalykas ir ne tik prieš miegą, bet netgi ir auginant labai labai mažus kūdikėlius, vėdinimas namų yra ypatingai svarbus dalykas. Idealu, jeigu mes galime vaiką išnešti į kažkokį kambarį ir padaryti skersvėjį. Taip namai išsivėdina greičiausiai ir tikrai tas oro apykaita yra geriausia. Jeigu tokios galimybės neturime ir kartais jaučiam, kad atidarę langą neišsivėdina taip gerai, mes galime dar taip pat panaudoti vadinamą vėjelį. Toksai daiktas, kurį pastatom tiesiog į langą, jisai pučia orą ir tada vėlgi atsiranda ta oro apykaita. Tai jeigu mes norim išvėdinti greitai, neturim galimybės padaryti skersvėjų, tada mes galim pasinaudoti vėjeliu ir labai greitai išsukti tą orą kambaryje, išsukti prikvėpuotą orą į lauką ir gauti šviežio gero oro. Ir beje, išvėdintas kambarys, net kalbant apie pačius mažiausius, tai yra vienas iš tų elementų, kada mes kalbame apie staigios kūdikių mirties sindromo prevenciją. Vienas iš dalykų yra kuo dažniau vėdinamas kambarys, kad mes visą laiką turėtumėm kuo daugiau deguonies kambaryje, kuriame miegam. Ir kaip ir Miglė miega su atidarytų langų, tai taipogi nebijoti miegoti su pravertų langų. Aišku, turime žiūrėti, kad jau kai miegam, kai esam kambaryje, kad skersvėjo nebebūtų ir tas pravertas langas daugiau būtų tik tai šviežio oro patekimui. Ir aišku, čia priklauso nuo to, nuo langų, nuo daug tų kintamųjų yra, kad nebūtų per šalta, per šilta, bet atmiegoti net ir su kūdikiu prie praverto lango yra visiškai ok, jeigu nėra skersvėjo. Kondicionieriai. Prie to paties. Dabar gal netiek aktualu, dabar jau pasišildyti įsijungiam, nebent, bet vis tiek vasarą tikrai atidarinėk tu kokius nori langus, yra gerokai per karšta, yra diskomfortas, mažiem vaikams sunku užmigti. Kondicionierius gelbėja labai gerai, bet jeigu tu, pavyzdžiui, tik tais jį įsijungi, atsivėsini kambarį ir išjungi, tai kiek? Valandą, ne? Gal net ir greičiau priklausomai nuo to, kokia temperatūra už lango. O naktis tai ilga, ar ne? Kaip galima vis tiek numiegoti su kondicionierium? Aš tai tokius turiu nustatymus, kur kad būtų tylu, kad stipriai nepūstų ir kad tą vėjelį taip užlenkia į viršų ir kad jisai nevažinėja. Ir kažkaip mes tai visai išmiegam. Kartais aš tikrai girdžiu tokias baimės didelės dėl kondicionierių ir visą laiką tada užduodu klausimą, tai kaip tada ispanai, italai, tai jie turėtų nuolatos sirgti, nes jie ten gyvena, Dubajus, jie iš vis neįsivaizduoja gyvenimo be kondicionierių. Tai su kondicionieriais viskas yra gerai, problema yra tokia, kad kadangi mes juos retai ganėtinai naudojam ir kultūriškai mes neturim to naudojimo tradicijų, mes juos naudojam, leisiu savo pasakyti, ganėtinai nemokšiškai. Mes jos kartais įsijungiam ir ten darom visokius įvairius dalykus. Tai pirmas dalykas su kondicionieriais. Kondicionierius prieš kiekvieną sezoną, kada mes jos planuojam naudoti daug, jos yra būtina išvalyti. Tai yra, kad ten nesikauptų įvairiausios bakterijos. Tai čia yra taisyklė numeris 1. Antroji taisyklė, kad kai mes įjungiam kondicionierių, jo nereikia įjunginėti, išjunginėti, dar, atšaldyti, išjungti, dar kažką daryti. Mes nusistatom tą temperatūrą, kurią mes norim palaikyti ir kondicionierius mums ją tiesiog kambaryje palaiko. Kas dar svarbu? Man atrodo, čia yra toks labai svarbus momentas, nes mes esame įpratę, kad jeigu jungiam kondicionierių, tu nori atsišaldyti ir kali ten 16 mažiausiai įmanoma ir tau tada iš +30 tau kala
labai labai šalta ir staiga jau tam kambarį šalta. Bet realiai, jeigu tu va tiesiog užstatai ten tą 20 ar 22, tu būsi įprastoj, normalioj kambario temperatūrai. Taip. Bet kartais būna taip, kad mes turim, pavyzdžiui, kondicionierių ne visose namuose, o tik tam tikrame kambaryje. Ne? Ir visose namuose yra gerokai karščiau, o mūsų kažkam miegamajam, tarkim, kambaryje mes jau norime atsivesti, kad būtų truputėlį vėsiau. Tai kas yra labai svarbu, kad mes nepadarytumėm didelio temperatūrų skirtumo. Paprastai yra rekomenduojama ne daugiau 5 laipsnių skirtumas. Tai jeigu, pavyzdžiui, net ir su lauku, pavyzdžiui, tas skirtumas, tai jeigu laukia yra plus 30, tai mes turėtumėm pradžioje, vat, sakysim, automobilyje tame pačiame, mes pasidarom ne mažesnė negu 25 laipsnių temperatūrą. Tada, kada mes su tą temperatūrą jau apsiprantame, mes jau galime tada ją truputėlį dar pasižeminti. Tai pavyzdžiui, jeigu mes turim kondicionierių tik miegamajame, tai nereikėtų padaryti labai didelio skirtumo su visais likusiais namais. Ir to kondicionierių, sakau, jo nereikia junginėti, nereikia taip daryti, kad mes atsišaldom ir tada einam į tą visiškai tokį atšalusį kambarį, nes čia ir yra tas temperatūrų labai didelis sviravimas ir nuo to atsiranda mums tokiausi gerklės skausmai ir panašus dalykai. Tai kondicionierius, viskas su jais yra tikrai gerai, galima naudoti, tik tą daryti reikėtų protingai. Ir žinoma, vėsi temperatūra tikrai padeda miegui ir dažnai ir mes patys, ir mūsų vaikai miegame geriau. Tai visai nereikia jų bijoti. Na ir turbūt svarbu tas, kad pasidaryti, kad jis būtų komfortiškas tam miegui, kad labai nusitylit, nusijung šviesas, kad jis ten nesisukiotų, kad nebūtų miegi ir į nugarą šalto vėjo gūsiai eina. Gerai, tai žiūrėk, apie orą pakalbėjom, ar ne? Vienareikšmiškai pakalbėjom, kad yra geriau vėsesnė aplinka. Taip. Ir dar tu palėtei labai gerą pastebėjimą, ar ne, dėl tų apsiklojimų, prisitaikant pagal save, jeigu kambarį šilčiau, ne, tai renkamės planiau, jeigu vėsiau, tai storiau. Bet mes turim vaikus nuo gimimo, kur iš pradžių ar ne, negalima kloti, nes tai yra pavojinga, tai yra, ar ne, staigių kūdikio mirties sindromas, yra tiesiog tai, kad aš užsimetu ir nemoku nusimti, nemoku apsiversti, išlysti ir panašiai. Tai čia yra iki maždaug, kol pradeda vartytis, taip, ne, 4, 6 mėnesiai dėl saugumo. Pats toks, sakysim, jautriausias periodas yra iki 6 mėnesių, tačiau palaidų antklotų yra nerekomenduojama iki 12 mėnesių. Iki 1 metų. Po 1 metų jie išmoksta nusispirti, nusikloti ir jų net norėdamas tu neapklosi. Visi pataliukai bent pas mane tai yra visiškai dekoracijai ir žaisti slėpiniu. Grožio dalykas. Visiškai vienareikšmiškai tik grožio dalykas. Bet tie vaikai tada pradeda šalti. Nu, tiek kūdikėlis, jeigu mes miegam prie 18 laipsnių, ar ne, tiek tas metinukas, jisai vakare atsiguls, dar jam bus gaivu vėsu, paryčiais jau žiūrėk ledukas, arba va, pradės prabudinėti, ateidinėti, kišti tas šaltas kojytes. Čia tada ta apranga jau yra esminis, man atrodo, momentas, kur nu, tikrai labai svarbu pasiskaičiuoti ir įsivertinti, kaip vat, sudėlioti tuos lygius apsirengimo, kiek ten tų sluoksnių krauti, kad vaikui nu, būtų ir komfortiška, ir mums būtų ramu, kad nu, jis išmiegos visą naktį, nu, jeigu miega, jeigu ne, kad tiesiog nesikilnos dėl šalto. Tiesiog miegos, nesikilnos dėl to, kad šalta. Iš tikrųjų, vaikų užkloti čia yra misija neįmanoma. Ir netgi, pavyzdžiui, mano dukros jau yra 8 ir tai dar kartais būna naktį pabunda, kažkur antklodė nuslydo iš lovos, pabėgo ir pabunda dėl to, kad sušalo. Tai čia toks tikrai ilgas labai procesas. Tai su pačiais mažiausiais dėl saugumo mes nenaudojam jokių palaidų antklotų ir žinome, renkamės arba miegmaišius vystyklus iki tol, kol pradeda vartytis, arba renkamės miegmaišiukus vėliau, kai jau rankytės yra laisvas. Tai miegmaišiukas visada yra tas toksai pasirinkimas top numeris 1 ir saugus ir viskas su juo yra tvarkoje. Kai vaikai pradeda vaikščioti ir kai jie jau tampa mobilus, didžioji dalis mažylių nebenori miegoti miegmaišiuose, nes
ta prasme, taigi aš jau moku vaikščioti, o čia man dabar kažkokį uždėjo ir aš kojytėmis nebegaliu tepsenti, ne? Ir dar kitas, kad kai išmoksta nusispardyti, jie tada tą mėgmaišį spardo, o ten tos kojos pagautos, aš noriu čiupti savo už pėdų. Labai man su abiem vaikais šitas labai greitai baigėsi tie patogus Labai, mėgmaišiai. labai greitai baigėsi. Ir čia mes turime tokį pasirinkimą, tai yra miegmaišiai su kojytėmis. Ir aš žinau, Miglė, kad tu kaip tik ir išbandai vieną tokį miegmaišį pižamą. O, taip, čia, vat, kur sakiau, va, prieš porą savaičių, kad pradėjo šalti ir, va, jo, Adomas dabar miega su va, šitu kosmonauto kostiumu. Šis toks geras, storas. Čia yra kaldra su kojomis. Ir man labai patiko, kad kai yra šiltesnis oras, tai gali būti ta kojytė išlindusi. O jeigu yra jau tikrai, tikrai šalta, čia dar ir plus ilgis reguliuojasi, tai realiai metam laiko. Ir jeigu yra šalta, tai mes paėmam ir padarom kojinę. Bet yra va šitas, čia tai yra tie silikoniniai lipdukai, visiškai neslysta ir realiai vaikas atsikelia ir su tom kojinytėm gali skuosti bėgti. Kojos šiltos, vaikas išmiegojęs ramiai ir niekas nevaržo jo laisvės, gali bėgti toliau. Net jeigu ir, pavyzdžiui, naktį nori ateiti pas mus į lovą, tai jis išlipa iš savo lovos, nu ir jis ateina, jis neslysta, nekrenta ten, jam viskas yra gerai, patogu kaip paprasta pižama, bet vaikas iš tikrųjų yra apsirengęs antklodę. Taip, ir čia yra labai geras dalykas dėl to, kad nu, jos neįmanoma nusiklostyti. Ir mes irgi galim miegoti ir mums nereikia atsikelti, nežinau, atsikelti 3 kartus per naktį, kad užkločiau ar dar kažką tai tam pasižiūrėti, ar tikrai nenusiklosti. O kartais būna, kad užklojam ir ten vaikas tik tai iš vieno kojos mostu ir viską vėl nusikloja. Tai toksai beviltiškas dalykas. Kas yra svarbu, kai kalbam apie miegmaišius arba apie tokius miegmaišius pižamas, kaip dabar Miglės Adomas išbandė, tai labai svarbu jų storis. Čia vėlgi taip kaip ir su antklodėmis mes turim pasižiūrėti, kaipgi yra su tuo storiu. Tiek miegmaišyje pižamytėje gaunasi toksai viduje toks mikroklimatas, galima pasakyti. Ne? Tai reiškia, kad kartais mums gali atrodyti, kad na, mano antklodė yra gerokai storesnė negu šitas miegmaišis, tačiau kai miegmaišis yra uždaras, jame yra truputėlį šilčiau negu tiesiog užsiklojus antklodę. Tai tą mes turime nepamiršti. Taip pat labai yra sunku, tikrai perkant bet kurį miegmaišį pižamą, jūs tikrai rasite lenteles, kaip yra skirstomi, jų storis paprastai yra skirstomas, vadinasi, toks skirstimas. Ir tikrai rasite lenteles, prie kokios temperatūros, koks storis yra tinkamas. Tačiau aš ką pastebiu praktikoje, kad mūsų Lietuvos klimate, na, išskyrus vasaras, kada mes turim tokias tikras vasaras, ne visai tokias kaip šiemet turėjom, kada prisireikia plonesnių miegmaišių, arba tikrai namuose, kur tėveliai mėgsta labai šiltai gyventi, jų prisireikia plonesnių. Bet toks universalus storis mūsų klimatui yra 2,5 stogo. Jeigu yra, tai va, čia toks kaip tu ir turi, na? Jeigu yra kambaryje vėsiau, tarkim, na, 18 laipsnių, mes po šitų pižamytę arba po miegmaišių aprengiam kažkokią tai šliaužtinuką, smėlinuką, bodžiuką su rankovytėmis ir jau mes turime dar vieną sluoksnį. Jeigu kambaryje yra šilčiau, mes tuomet jį rengiame tiesiog, tai yra vienas vienintelis sluoksnis. Mes jį rengiame grinai kaip pižamą. Ir visada, kad žinotumėm, ar vaikutis miega su miegmaišiu ar su miegmaišiu pižamyte, čia yra ta vieta, kur mes tikriname, ar vaikučiui ne šalta, ne karšta. Jeigu čia įkišam ranką ir čia yra, taip žinot, drėgna, suprakaitavę, reiškia vaikučiui šilta. Jeigu mes čia įkišam ranką ir čia yra šalta, vėsu, tada reiškia, jam yra per šalta. Ne rankytės mums parodo, ne kojytės parodo. Rankos ir kojos apskritai yra visai gerai, kad tai jos yra vėsesnės, tai reiškia, kad na, yra ta temperatūros cirkuliacija. Tai dėl vėsių kojų, vėsių rankų nesukam galvos, va čia va, tikrinam visą laiką nugarytę. Taip. Matai, jeigu yra kuo vėsiau, tuo, man atrodo, pats geriausias toks hekas, arba va, jeigu nesitikras, kiek čia tų sluoksnių, tai dėti po apačią miegmaišio merino vilnos bodį, nes merino vilna, jinai dar irgi pracirkuliuoja
Tai jeigu bus šalta, tai jinai šildys vaiką, ar ne, ir miegmaišis šildys, nu, va, ta pižama papildomai. Jeigu bus per šilta, tai vis tiek ta merino vilna išgarins ir nu, nebus tokio didelio to pokyčio. Tai va, arba vienas tas miegmaišis pižama, ten vystiklas, arba sakau, man tai merino vilna labiausiai pasiteisindavo kaip tas antras sluoksnis. O jeigu vystom, dar jeigu mes apie kūdikį kalbam ir dar jį vystom, irgi togai. Kai kurie vystiklai taip pat yra skirstomi togais, priklausomai, pavyzdžiui, sakysim, na, purplo savo, nes jie turi vystiklus miegmaiščiukus, na, kurie gali transformuotis, tai jie skirsto togais. Kiti būna vystiklai, jie neskirstomi togais, kai kurie būna labai ploni ir mes jau tada žiūrim tiesiog pagal kambario temperatūrą. Pavyzdžiui, tas pats Miracle Blanket, kuris yra labai plonas, bet jisai apsivinioja keliais sluoksniais ir kadangi jis apsivinioja ir rankytės yra prispaudžiamas prie šonų, dažniausiai jame irgi būna pakankamai šilta, tai visą laiką pasižiūrim nugarytą. Čia mūsų pagrindinis indikatorius. Okay. Ir aišku, jeigu kūdikis, dar ką noriu pasakyti, jeigu kūdikis miega su mumis vienoje lovoje, tai turim žinoti, kad mes irgi skleidžiam gana daug šilumos to savo kūno. Todėl kartu su mama, su tėčiu miegantiems vaikučiams reikėtų rinktis tada, iš karto žiūrėti, kad tarsi kambaryje yra šilčiau. Arba vieno, arba pusantro togo tada storumą rinktis, arba iš tikrųjų jau nieko daugiau po jo nerengti ir jau pasižiūrėti, kad tikrai neužmestumėm savo antklodės. Ne, tai jeigu ir užmesim, tai vaikas labai greit pasakys. Žinos, ką su to daryti. Nu gerai, miegui aprengiam, kambarį išvedinom. Su kūdikiais tikrai, nu, man atrodo, dabar jau labai populiarus yra balto triukšmo aparatas. Tikrai išpopuliarėjo ir tikrai labai jau toks yra, gal sakyčiau, tai priimama kaip toks standartinis miego aplinkos dalykas. Kuo labai džiaugiuosi, kad jie išpopuliarėjo, nes baltas triukšmas apskritai kaip toks, jis vaikams dažnai suteikia daug komforto, nes gimdoje, kai vaikai būna gimdoje, jie ten girdi pakankamai daug triukšmo. Todėl jiems ta tokia labai jau didelė tyla dažnai yra tikrai nekomfortiška. Tai baltas triukšmas tai suteikia tokio jaukumo, suteikia tam tikrą miego aplinką atpažįstamą vaikui ir taip pat veikia kaip tokia triukšmo užuolaida. Tai reiškia, jeigu mes, nežinau, nubėgom pavalgyti ir iškrito mums šakutę, tai tikėtina, kad vaikas ne taip labai girdės, jeigu šalia jo yra baltas triukšmas. Kas yra labai svarbu, tai baltą triukšmą naudoti saikingai, protingai ir saugiai. Pirmiausia, baltą triukšmą skleidžiantis aparatas, jisai neturėtų būti taip visiškai vaikui prie ausies. Į lovytę nemetam, žodžiu. Jo, į lovytę nemetam, nes šiaip rekomendacija yra tokia, va, jeigu sakant saugias rekomendacijas, tai yra rekomenduojama, kad būtų maždaug apie 2 metrai nuo vaiko. Tai gal, sakysim, gal tų 2 metrų nebūtinai ir reikia, bet tikrai, ne prie ausies. Ir toje vietoje, kur vaikas guli, garso triukšmo lygis turėtų būti 50-60 decibelų. Tai yra ganėtinai negarsu. Buvo atliktas labai didelis irgi tyrimas, kad daugelis baltą triukšmą skleidžiančių žaislų, aparatų, jie gali pasiekti gerokai didesnį garso lygį. Tai todėl mūsų atsakomybė yra pasimatuoti, kiek yra ten, kur vaikas miega ir atitinkamai arba pritildyti aparatą, arba aparatą pastatyti toliau arba arčiau vaiko. Turiu omenyje, kad galbūt mes, jeigu pastatysime 1,5 metro atstumu ar metro atstumu, mes turėsim jau tą gerą savo garsą, bet jeigu mes pastatysim tikrai labai arti, jau tas garsas bus per stiprus, tai atrasti ir tą vietą, ir tą garso lygį. Tai yra labai labai svarbu padaryti. Ir taip pat, kalbant apie balto triukšmo aparatus, tai svarbu žinoti, kad nėra geriausio kažkokio garso, kad tai priklauso nuo to, kas mūsų vaikams patinka. Vieniems patinka tik kažkoks tai ten, sakysim, aš labai mėgstu, pati savo vaikams leisdavau lietaus garsą, man jis toks natūraliausias,
E, bet tikrai yra vaikų, kuriems daug labiau patinka kažkoks feno garsas ir čia viskas yra su tuo tvarkoj. Čia tiesiog skonis draugų neturi. Nu ir ypač A, jeigu pačiam reikia tam kambarį miegoti, tai būtų taip, gerai, kad neerzintų. taip, tikrai labai labai svarbu, ką tu sakai, atsižvelgti ir į save, atsižvelgti, na, koks ir man tas lygis garso yra tinkamas ir panašiai. Ir kartais manęs tėvai klausia, bet tai kodėl tie aparatai tai kažkaip nesaugiai sukurti, kad jie gali skleisti daug didesnį garso lygį, negu yra saugu vaiko ausytėms. Na? Tai iš tikrųjų Geras taip jie klausimas. yra sukurti. Kaip? Geras klausimas. Iš tikrųjų yra taip, kad mes kartais galim tą garsą pagarsinti, pavyzdžiui, migdantis vaikui. Arba jeigu mes žinom, nežinau, kaimynai švenčia vakarėlį ir aš nenorėčiau, kad ten girdėtųsi, ne, vaikui. Vaiką tai trikdo. Mes galim kažkokiam laiko tarpsniui pagarsinti ir padidinti tą garsą, bet jeigu mes, na, paliekam visai nakčiai arba visam miego laikui, tai vaikui užmigus mes jau turime tada pritildyti iki to saugaus lygio. Tai kartais tas garsesnis garsas gali būti reikalingas, bet tikrai ne visą laiką. Ir atsargiai su baltu triukšmu, kuomet mes renkamės ir tikrai daug yra pasirinkimo rinkoje, bet būna tokie žaisliukai, kuriuos mes kažkada turėjom ir mylu shop, bet jau jų nebeliko. Dėl to, kad jie veikia 20 arba 40 minučių ir tada išsijungia. Ir kartais tas išsijungimas sutampa su vaiko miego ciklo pasikeitimu ir jisai gali tapti priežastimi vaikui pabusti. Ir net jeigu tas žaisliukas įsijungia vaikui pradėjus leisti kažkokius garsus, kartais gali to tarpo jau užtekti tam, kad vaikas išsibudintų. Tai aš visada geriau už tai, kad tiesiog paprastai, galbūt ne visada taip gražiai, bet na, žaisliukai kartais būna labai gražus. Galbūt yra ir žaisliukų, kurie skleidžia tą garsą visą laiką, bet geriau, kad jie neišsijunginėtų savo. Kad nebūtų miego žaislas kaltas, kad vaikas prabunda. Taip, čia irgi tas toksai atrodo, mes turime kažkokią pagalbą, bet jinai kartais gali tapti trukdžiu. Tai geriau, kad jinai to trukdžiu netaptų. Ir vėlgi, kartais tėvai klausia, ar čia visiems vaikams baltas triukšmas reikalingas. Tikrai ne. Tikrai ne visiems. Ir kai kurie vaikai yra tikrai labai adaptatyvaus tokio būdo, temperamento, kad jiems, na, visiškai nesvarbu, ar čia yra garsas ar nėra garso. Tai čia toksai nėra kažkoks būtinas dalykas, bet daugeliui vaikučių tikrai visai patinka. O iki kokio amžiaus šiaip? Bet aš galvoju, kalbam, kad reikia, o iki kiek? Nu, ar kada galbūt, žinai, kaip čiulptuką, gal yra kažkada, kada jau gal reikėtų, na, išjungti? Balto triukšmo aparatas, jis iš esmės, tas baltas triukšmas, jeigu mes miegam tame triukšme, jis iš esmės niekaip, nu, nekenkia. Netgi suaugusiems žmonėms, kurie turi, na, yra sunku miegoti, kartais yra naudojamas vėlgi toks pats baltas triukšmas. Tai tokio termino, kada jau čia reikėtų, nekenkia nei sakančiai, nei dar kažkam. Tai jo nėra kažkokio laiko, kada reikėtų jo atsisakyti. Jeigu mes matom, kad vaikui jau tai nėra labai reikalinga, jeigu mes matom, kad mes gyvenam kažkoje labai ramioj vietoj, kad nėra kažkokių netikėtų garsų, na, galime po truputėlį jo ir atsisakinėti. Pavyzdžiui, tada, kada mums tiesiog atrodo, kad jau gal nebereikia jo. Ne? Ir mes galim kas kelis vakarus vis pritildyti garsą arba padėti aparatą vis toliau ir toliau nuo vaiko ir taip labai palaipsniui jo visiškai atsisakyti. Aš pati naudojau savo dukroms maždaug beveik iki 3 metų, nes mes tiesiog su kaimynais skirtingai migdydavom vaikus. Maniškiams jau eidavo miegoti, o kaimynų vaikai, kurių kiemas yra tiesiai į mūsų langus, jie dar žaisdavo. Tai maniškiams vaiką būdavo tas toksai ten vaikai. Tai aš leisdavau baltą triukšmą tam, grinai kaip garso užuolaidą, kad nesigirdėtų krykštaujančių vaikų, ypatingai vasarą. Ir po to porą vakarų tiesiog pamiršau įjungti. Kadangi jis nėra garsus, nes 50 decibelų nėra garsus garsas. Tarsi tai nėra tikrai, kad labai kažkaip garsiai girdėtų. Aš kelis kartus pamiršau įjungti ir žiūriu visai visi miega, taip ir atsisakoma. Okay.
Ok, nu tai miegam, jau apsirengėm, išsivedinom. Am, visi turbūt nuo pat, kai pradeda jau ten vartytis, sėsti, stotis, vaikai labai daug malasi. Be galo daug malasi. Tai dar kol jie tam mažam lopšiukė, tol tarsi ir ok, bet persikelia tada į savo lovytę. Ir tas malimasis toks kartais juokingas, kartais šiek tiek gąsdinantis būna. Čia mes kalbam, jeigu miega savo lovytėse, nes jeigu miega Taip. pas lovai, tai viskas aišku, iš vieno šono tėtis, iš kito mama ir kenčia jau tada tik tėvai. Bet jeigu miega lovytėj, tikrai, man atrodo, aš esu jau tikrai girdėjus iš savo draugių, tu turbūt iš konsultacijos dar daugiau girdėjus, kad būna rankos, kojos lenda į virbus, virbuotos jos praktiškai visos. Mm. Man tai net taip šiek tiek ir baisokai atrodo. Dėl saugumo, kiek, nu, vat, kiek ar būna prabudimų dėl šitų dalykų? Mhm. Saugumo prasme, atsakant į tavo klausimą, tai lavelės, kurios yra parduodamos Europoje, jų tarpas yra saugus, tai reiškia, kad kažkokių didelių traumų jose neturėtų būti. Ta prasme, kad ten kartais mama sako, įkišo koją, bijau, kad susilaužys koją. Tai Jo. labai, labai, labai mažai tikėtina ir iš tikrųjų net nesu sutikusi kažkokių tai straipsnių ar kažkokių tai, kur būtų apie tai pasakojama, kad iš tikrųjų vaikas nesusilaužė koją, pavyzdžiui, ten ją įkišė. Bet natūralu, kad įkišus tą koją ir kartais jos neišeina taip lengvai ištraukti, ypač per miegus, o noriu verstis, o čia ta koja įstrigusi, na tai ką aš darau, aš aišku kviečiuosi mamą ir sakau, nu, šiaip tai gelbėkite čia mane. Todėl labai dažnai tėvai nerimauja, kad tai gali trukdyti miegoti, arba kartais vaikai judėdami miego metu, jie kaip juda ir, pavyzdžiui, galvytė gali atsitrenkti į lovytės kraštą ir irgi tai yra nemalonu, įsiremia ir vėlgi nuo to gali įvykti kažkoks pabudimas. Ne? Tai ir mes, aišku, visi žinome, kad kažkokios tai apsaugėlės lovyčių yra tai jau nesaugi zona. Daug yra apie tai kalbama, kad tai yra nesaugu naudoti ir iš tikrųjų ne veltui apie tai yra kalbama, nes daug lovyčių apsaugėlių yra labai labai minkštos. Čia yra ir labai madinga, ir labai nerekomenduojama tuo pačiu metu. Taip, ir jos yra kartais labai gražios, įvairiausių, yra ir kasų supintų, ir iš įvairiausių atskirų pagalbėlių pridėta. Ir tikrai, pavyzdžiui, Instagramo nuotraukose jos nuostabiai atrodo ir atrodo ten taip jauku, taip gera miegoti ir viskas labai fainai. Ir aišku, jau tada neįkiš ir kojas ir neužsigaus galvos ir panašiai, bet tokios visos storos apsaugėlės jos trukdo tiek oro cirkuliacijai lovelėje, tai reiškia, mes automatiškai gauname mažiau deguonies lovelėje, bet taip pat jos yra labai nesaugios, nes vaikutis versdamasis, ir čia ypatingai aš kalbu apie pirmąjį pusmetį, versdamasis jisai gali įsikniaupti į kažkurią iš tų pagalvėlių ir jeigu jinai yra minkšta, na, gali būti sutrikdytas kvėpavimas ir taip mes didiname staigios kūdikių mirties sindromo riziką. Todėl aš labai griežtai nerekomenduoju niekada visų šitų minkštų apsaugėlių lavelės naudoti, nes tai yra tiesiog nesaugu. Vyresni vaikai, kurie jau pradeda sėdėti, jau ropoti, jau stotis pamažu, kas atsitikti gali? Jie gali ant tos minkštos apsaugėlės pasilipti ir iškristi iš lovelės, nes automatiškai jie tampa aukštesni ir jau gali persisverti ir iškristi iš lovelės. Taigi vyresniems vaikams taipogi tos minkštos apsaugėlės nėra rekomenduojamos. Nors jau atrodo, galbūt mes galėtumėm dėl staigios kūdikių mirties sindromo rizikos trupučiuką atsipalaiduoti, bet iškritimo rizika tada prasideda. Todėl toks tarpinis variantas, kur trupučiuką mes galime saugoti savo mažuosius nuo rankyčių, kojyčių įkišimo, tai yra apsaugėlės, kurios yra plonos ir jos yra laidžios orui. Tai, pavyzdžiui, purflo tinklelis. Taip, purflo turi tokius ir tai yra Didžiosios Britanijos saugumo turi sertifikatus, tiesiog yra tam tikrus standartus atitinka būtent saugumo, kad oro laida yra pakankama. Tai reiškia, net jeigu mažylis įsikniaubė su nosytė, tai jam bus pakankamai oro kvėpuoti. Nu, bet ten realiai tikrai ten yra tik tinklelis toksai jau, kur...
Taip, tai aišku, neapsaugo nuo to, kad gali vaikutis bumtelti su galvyte, tarsi bus šiek tiek minkščiau negu tiesiai į medį, bet tikrai tai nėra tokia labai jau didelė apsauga. Tačiau nuo tokių, kad įkišau koją, įkišau ranką, jau mes turime apsaugą. Ir kitas dalykas, vaikučiams augant, jos yra labai lankščios, jos tokios plonos, tai net ir pasilipus vaikučiai ant jos, nes pasilipimas bus minimalus, nes jos susispaudžia, tai vėlgi mes jau neturim šitos rizikos, kad iškristi padėtų Mhm. vaikams. Ir dar vienas dalykas, kuris dažnai būna apsaugėlėse, ten įvairiausių raištelių būna. Na, o vaikai ir raišteliai yra bloga kombinacija. Tai purflo naudoja velcro užsegimus, lipukus kitaip vadinamus, nes raištelis, bet koks raištelis lovoje yra bloga. Okay. Nu taip, viskas jais ten gali prigalvoti ir tyčia, ir netyčia. Turbūt blogiausia, kai netyčia. Tikrai taip. Ok, kas dar yra svarbu? Lovą saugią turim. Aprangą, Lovą saugią turim, kambarį tiltą, išsivėdinam, vėsę turim. Jo. apsirengėm. Kas dar gali Dar būti svarbu? svarbu šviesa. Taip, naktinės užuolaidos. Taip, ir šviesa yra iš tikrųjų svarbi, dėl to, kad vaikai, jie labai gerai dar jaučia tuos paros ritmus Mhm. ir jie dažnai keliasi, pavyzdžiui, kas yra be galo įdomu, kad pavasarį aš dažniausiai gaunu daug žinučių, mano vaikai pradėjo anksčiau kelti, nes pavasarį anksčiau kyla saulė, mes jau turim ir ankstyvesnius pabudimus, su saulė. Dažnai vaikai taip ir keliasi su saulė iš tikrųjų. Tai, Gaila, kad žiemą jie nesikelia su saulė. bet žiemą kitaip, čia viskas dar kitaip tampa. Tai aišku, pritemdymas kambario yra tikrai svarbus, bet aš norėčiau gal pradėti apie šviesą kalbėti nuo visai tos pačių mažiausių ir kūdikystės. Ne? Nes labai daug su šviesa yra pokyčių tam tikrą prasme. Kai mes turime ką tik gimusius naujagimius, dienos metu jiems yra labai svarbu praleisti kuo daugiau laiko dienos šviesoje. Tam, kad susidėliotų dienos ir nakties ritmas, nes pats melatoninas, mūsų pagrindinis miego hormonas, pradeda išsiskirti tik apie antrą gyvenimo mėnesį. Tai reiškia, kad pirmąjį mėnesį ir tą patį antrąjį mėnesį mes tikrai turim komunikuoti. Čia yra diena, čia yra naktis. Tai reiškia, kada yra diena, tai mes ir migdom mažylius šviesiam kambarį, naujagimius. Pirmą, antrą mėnesį, net gal ir trečią dar galim, jeigu jaučiam, kad gal ne visai aiškiai, kad dienos ritmas susidėlioja, mes migdome šviesiame kambaryje. Na, aišku, ne tai, kad saulė į akis spigina, bet labai jau ten nieko užtraukti užuolaidų stipriai nereikia. Ir iš čia kartais ateina toks truputėlį, kur čia migdyti, ar šviesiam, ar tamsiam kambarį. Tačiau, kada mes jau jaučiam, kad mūsų dienos ir nakties ritmas jau nusistovėjo, dieną vaikas pradeda būdrauti, naktį miega aiškiais intervalais, jau viskas yra aišku, tada ypatingai ir apie trečią mėnesį mes jau būtinai turim pradėti ir dienos miegeliui kambarį pritemdyti. Kodėl? Todėl, kad jau apie trečią mėnesį vaikai tampa labai smalsus, labai jau jiems norisi viską matyti ir kartais jiems tiesiog negali atsipalaiduoti, nes čia tam kambarį visko įdomaus, čia kondicionierius, o ten signalizacija mirksint, reikaliukų visokių. Tai mes jau kambarius pritemdom, kad nuimtumėm tiesiog tą stimulaciją, sumažintumėm. Ar reikia daryti akliną tamsą? Nemanau. Aš praktikoje nesu taip patvirtinus šitos tiesos, kad, sakysim, aklinoj tamsoj dienos metu vaikai kažkaip geriau miegotų. Tai Nu ir labai sunku dieną padaryti akliną ir labai tamsą. sunku tą akliną tamsą padaryti, bet pritemdyti kambarį jau tikrai reikia, kad vaikai jau jaustų, kad mes iš žaidimų, iš tos aktyvios dienos dalies einame migdytis. Na, čia yra mažiau stimulacijos, čia yra prietema, čia yra gal vėsiau, mes čia kalbam tyliau ir čia jau yra ta miego aplinka, čia gal mano baltas triukšmas yra, mano migdukas, jeigu aš tokį turiu, bet čia jau yra ta tokia kita miego aplinka. Tai aš sakyčiau, kad pritemdyti reikia, bet daryti labai tokios tenkis, visus kampučius tikrai nevarkit,
greičiausiai nebus kažkokio tai tokio didelio labai efekto iš to. Tuo tarpu nakties metu taip, mes jau turim palaikyti kuo tamsesnę tamsą ir ypatingai net ir besiruošdami jau vakaro rutinos metu truputėlį pritemdyti šviesas, ypatingai vonioje. Mes dažnai turim ledinį apšvietimą, kuris turi tą tokią mėlyną, kaip čia pasakyti, Šalta tokia. šaltą šviesą ir būtent šita šviesa jinai trikdo melatonino išsiskyrimą. Todėl geriausia vakare, jeigu mes būtumėm šiltoj šviesoj, o naktį, jeigu vaikutis prabudo ir mums reikia šviesos, rinktumėmės arba raudoną, arba tokią šiltą gintarinę šviesą. Ir kiek galima tokią blankesnę, kiek galima mažiau tos šviesos. Va. Ir rytais irgi taip pat tas prie tos pačios nakties, kad rytais kuo labiau būtų vis dėlto ta šviesa užtemdyta, kad mes nematytumėm tų pirmųjų saulės spindulių, tiksliau vaikas nematytų. Mes tai nežinome. Oi, bet žinai, kol vaikai maži, tai viskas kaip ir su to yra gerai. Ta aklina tamsa reiškia, kad reikia miegot. Bet aš, pavyzdžiui, su savo pirmagime turiu atvirkštinę situaciją. Nu, jau ten kokie 3 metai plus, 4 plus. Vaikas prabudo. Nu, ta tamsa, kad ir neklina, ne, bet tamsu. Bet vaikas iškart, nu tai atsikėliau, tai rytas. Ir kadangi tu miegi su užuolaidom užtrauktom, tai vasarą, ne, galbūt jau tu ten matytum ryškesnę šviesą, nu, žiemą, rudenį, ar ne, ir taip tamsu, ir dar tu miegi su užuolaidom, ir tada, kai ten kokią 4 ryto tavo vaikas ateina ir sako, tai labas rytas, aš jau atsikėliau, nes, nu, taigi aš atsikėliau, tai reiškia rytas. Ir atsiranda toks atvirkštinis efektas, kad, nu, jie pradeda keltis visiškai pagal save, o ne pagal tą saulę ar tą tikrąją valandą paros. Na, iš tikrųjų, ankstyvas pabudimas, tai gali būti dėl įvairių labai priežasčių, kodėl mūsų tie vaikai keliasi. Viena iš jų mes irgi truputėlį pakalbėjom apie tą, nes ryte, apie 4, 5, tarp 4, 5 yra vadinamas paviršinio miego laikas ir tuo metu taip pat yra pati žemiausia oro temperatūra, pati žemiausia kūno temperatūra, tai būna, kad jie tuo metu sušąla ir kadangi miegas paviršinis, man vėsų, šalta, einu mamos ieškoti, ne? Nu, tarsi, o ką daryti? Nežinau, daugiau nėra čia tų variantų, jau rytas, jau tikriausiai rytas. Nes jeigu ir keliuosi 7 žiemą, tai irgi dar tamsu, tai koks čia nėra čia to aiškaus signalo. Tai vaikai, ypač tokie didesni, jie dažnai jiems labai smagu yra turėti daug ritualų, turėti daug visokiausių priemonių, tokių vizualų, pavyzdžiui, nežinau, net ir vakare, jeigu prausiamės, tai turėti vizualiai, čia dantukus išsivalėm, pižamytę, apsirengiam, dar kažką, užklijuoti kokį nors ten lipduką ar dar kažką, kad aš tą padariau, tai jiems visi šitie žaidimai, nes čia iš esmės vaikų yra žaidimas, yra labai patrauklus ir vaikai dažnai gerai juos reaguoja. Todėl dažnai patinka vaikams ir vadinamieji miego laikrodukai, kuriuos tikrai galima jais pasinaudoti ir irgi kuriant ir vakaro ritualą, ir ryto pradžios laiką pasufleruojant vaikams. Kas yra labai svarbu, kad laikrodukas nakties metu, kada vaikai miega, skleistų vėlgi arba auksinę šiltą šviesą, arba raudoną. Nes tų laikrodukų yra be proto daug ir kartais jas, pavyzdžiui, būna, kad nakties metu įšviečia mėlynai. Ir čia jau mes turim tokį, tai gali būti trukdyti melatonino išsiskyrimui. Ir taip pat ta šviesa, kurią šviečia, jinai neturėtų būti ryški labai. Na, tiesiog, kad vaikai matytų, kad šviesa pasikeičia, bet jinai yra, bet nėra, kad, na, aš galiu skaityti prie tos. Čia ne lempelė. Nors kartais jinai vaikams irgi atlieka lempelės funkciją, toks truputį jaukumo sukuria. Tai šitie laikrodukai labai faini yra ir vakare, kada mes, nežinau, paskaitom knygelę ir sakom, pažiūrėk, laikrodukas jau, nežinau, užmerkia akites, reiškia, ir tau jau laikas eiti miegoti. Ir vaikams tai yra daug lengviau priimti, kad mama nusprendė, kad dabar jau viskas, einam miegoti. Nes laikrodukas tarsi toks mano draugas, tarsi toks, na,
kuris man šiaip nenurodinėja Iš gyvenime. šalies Mano, kažkas trečias jo. taip, iš šalies kažkas trečias. Tai irgi gali būti tas toks labai aiški ritualo dalis, kad mes, nežinau, skaitome knygelę iki laikrodukas parodys, kad jau reikia eiti miegoti. Na, tai irgi nueina miegoti. Ir lygiai taip pat laikrodukas gali ryte parodyti, kad jau tai yra laikas kelti. Jeigu laikrodukas dar raudonas, tai mes tada vaikui ir paaiškinam, kad tada dar reiškia yra naktis, tada verties ant kito šono ir dar bandai užmigti. O jeigu laikrodukas jau, nežinau, būna žalias, būna geltonas, mes jau tada keliaujam pas mamą, einam ieškoti mamos, nes jau reiškia, kad tai yra rytas. Psichologiškai, kas yra labai svarbu, kad tai suteikia vaikams autonomiją. Nes aš pats galiu suprasti, pats pati galiu suprasti, koks tai yra laikas. Ar jau laikas eiti miegoti, ar dar naktis, ar jau rytas. Man nereikia, kad man kažkas pasakytų. Aš pats pati galiu pasižiūrėti tam tikrą prasme. Na, tą, ką mes ir darom su laiku. Taip, Tas taip, taip, truputėlį taip. primityvesnis tas laikrodukas. Dar kas yra labai svarbu, kada mes kalbam apie tą laikroduką, tai nepadaryti jo kažkokiu tai, nežinau, baudėjų. Na, nežinau, negalima jokių būdų eiti, kol raudonai. Dar eikime per žaidimą. Čia toks linksmas miego žaidimas. Vat mes taip žaidžiam, kad dar yra vakaras, taip žaidžiam, kad yra naktis, taip žaidžiam, kad jau yra rytas. Vaikams tai daug lengviau tada yra priimti, kada nėra tokio kažkokio, na, nežinau, net kaip tai pavadinti, bet tokios kažkokio griežtumo. Ne, nu bet ir šiaip, ta prasme, tai normalu, kad vaikas gali susapnuoti blogą sapną, gali kažkas atsitikti, kažko išsigąsti ir ką, laikrodis raudonas, tai aš dabar neįsiu pas mamą. Nu vis tiek, ta prasme, yra tų force mažorų pas mažus žmonės tikrai gan daug. Ir, nu, Taip, bet tai toks, sakau, toks vienas irgi žaidimo elementų padėti sudėlioti, tarsi vaikui padėti trupučiuką aiškiau suprasti dienos ritmą. Nakties šiuo atveju. orientacija. Mhm. Taip, taip, tai tokia vėlgi orientacija, kuri labai dažnai, vaikai labai fainai leidžiasi į tokį žaidimą. Nu, va, ir ką. Ir viskas. Ir tada užauga ir nemiega dėl kitų mažų žmonių. Na, kažkas kažkur vis tiek nemiega. Bet ar tik aš už tavo nugaros dar matau pagalbę, aišku, čia dekoratyvinė, bet galbūt prie to paties miego aplinkos pasakyti, kad pagalbės vaikams iki 2 metų yra nereikalingos. Išskyrus kažkokius išskirtinius atvejus, kur rekomenduoja kineziterapeutai dėl tam tikrų dalykų, bet čia jau jūs tikrai žinosite. Standartiškai pagalbės nereikia, todėl galvodami apie miego aplinką tikrai negalvokite apie pagalbės. Ir pagalbės tos mažiukam tai tokios, va, kur, nu, Čia net pagalbę labai nepavadinsi. tai net pagalbę nepavadinsi, bet iš tikrųjų jinai, va, nu, komplektai yra, bet ir nelabai, ir tie vaikai labai įdomiai, labai pasijaučia, kada jie pradeda norėti pagalbės, jie pradeda lipti ar ant tavęs miegoti, ar ant tavo pagalbės lipti, lysti, nu, tai tikrai ten apie 1,5–2. Bet ir tai, atsimenu, tai ant tokios ir miegojo pradžioj. Nu, tik tiek. Ne, tiek tos pagalbės ir yra. Taip. Tai turbūt mes viską apkalbėjom apie miego aplinką daugiau ar mažiau. Ir kaip visada, jeigu po mūsų šito pokalbio liko klausimų, visada rašykit ir klauskit, kad ir ką norėtumėt sužinoti. Ir gero, ir ramesnio, geresnio, bent tiek miego. Bent šiek tiek ramesnio miego, galbūt išgirdot kažkokių idėjų, kaip miego aplinką pasidaryti saugesnę arba linksmesnę. Tas irgi yra labai svarbu. Tai ačiū labai, kad klausėte ir iki. Taigi.